Taigi sveiki, pristatysiu savo projektą traumos sporto šakose. Taigi turinys. Taigi, sportas tai ne tik fizinė veikla, bet ir gyvenimo būdas, kuris skatina siekti tikslų, stiprina kūną ir ugdo charakterį. Tačiau traumos gali laikinai sustabdyti šį gyvenimo būdą, sukeldama ne tik fizinius apribojimus, bet ir emocinius iššūkius. Šis laikotarpis gali tapti ne silpnumo ženklu, o galimybė atrasti motivaciją, kurios dar nesijautęs, apibriežti tikslus ir pradėti stipresnę kelionę. Kas yra traumos? Tiek sportininkai profesionalai, tiek mėgėjai kenčia nuo sportinių traumų. Traumos atsiranda dėl per didelės fizinės būklės vertinimo, saugos priemonių nesilaikymo, perkrovos, apšilimų, ignoravimo. Dažniausias traumų rūšis yra lūžiai, raumenų patempimai ir raiščių plyšimai. Daugeliu sužalojimų reikia atsigauti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Visi sveikatos priežiūros specialistai ragina užsiimti fizinę veiklą ir sportu, nes tai turi daug teigiamų pasiekmių žmogaus sveikatai. Bet jeigu net atsargiai sportuoti, vis tiek kyla traumų rizika. Beveik bet kurioje sporto šakoje galite susižeisti. Daug traumų patyrime ledo ritulio, futbolo, lengvosios ir sunkiosios atletikos. Taip pat ekstremaliuose sporto šakose, kaip snieglenčių, kalnų dviračių ir taip toliau. Įvairiuose imtynių rūšise dažnai pasitaiko traumų. Taigi dabar pakalbėsim apie kokie yra treniruočių iššūkiai. Taigi fiziniai iššūkiai tai yra ištvermė, jėga, lankstumas, psichologiniai iššūkiai, motyvacija, streso valdymas ir techniniai įgūdžiai, tai yra technikų tobulinimas, strategijos ir mąstymas. Dažniausias ir pavojingiausias traumas. Taigi nors didelis sužalojimai yra nedideli ir gali būti gydomi namuose, būna rimtesnių sužalojimų, dėl kurių reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją, pavyzdžiui, raumenų patempimai, raiščių plyšimai, achilo pažeidimai, kelio meniskų plyšimai, skylės, plauzdykolės ir taip toliau. Taigi dabar mes matom sporto traumos statistiką pagal Nacionalinės saugos tarybos duomenis. 23 metais treniruokliai sukelia daugiausiai traumų. Mes galim matyti visas traumas pagal sporto šakas, pagal amžiaus grupės ir žiūrint nuo kokio sporto skirtingos amžiaus grupė turi daugiausiai traumų. Pavyzdžiui, kažkur tai nuo 15 iki 24, o kitur nuo 25 iki 64. Čia žiūrint nuo sporto šakos. Taigi, trumpalaikis traumų poveikis, skausmas ir patinimas, tiesioginė organizmo reakcija į traumą gali trukdyti judėti ir bloginti gyvenimo kokybę, audinių pažeidimas, sumušimai, įpjovimai, patempimai ar lūžiai, priklausomai nuo sužalojimo, gali prireikti gipsą, siūlus ar vaistus nuo skausmo, uždegimas. Organizmo reakcija susijusi su karščiavimu ir skausmu sužeidimo vietoje. Ilgalaikės pasiekmes yra lėtinis skausmas, traumos ypač sunkios, lūžiai, nervų pažeidimai gali sukelti nuolatinį arba periodinį skausmą. Jis mažina darbingumą ir trukdo normaliam gyvenimui. Judrumo ar funkcionalumo praradimas, tai yra judesių ribotumas dėl netinkamai sujungtų kaulų, sąnarių ar raumenų pažeidimų, galimas visiškas arba dalinis neįgalumas. Kūno deformacijos, pavyzdžiui, kaulų išlinkimai arba randai po nudegimų ir operacijų. Reabilitacija, tai visuma priemonių, kuriomis siekime atkurti sveikatą, pašalinti neigiamas ligų, operacijų, traumų pasiekmes. Reabilitacija suteikia galimybę bet kokio amžiaus žmonėms palaikyti ar grįžti į įprastą gyvenimą, atlikti įprastus darbus ir pagerinti savo būklę. Štai keletas būdų, kaip padėti savo greitai atsigauti. Tai valgykite teisingai, mankštinkitės, nepamirškite stiprinti savo imuninės sistemos, kontroliuokite savo miegą, sumažinkite stresą. Šiaip galite visą taip daryti, bus geriau. Metodai RICE, PRICE ir tai RICE reiškia ramybė, šaldymas, kompresija, pakėlimas. PRICE reiškia apsauga, poilsis, ledas, kompresija, pakėlimas. Taigi atlikę šios paprastus veiksmus po patempimo, išnirimo ar kitos panašios traumos galite greičiau atsigauti ir grįžti prie kasdienės veiklos. Metodas PALIS. Taigi PALIS metodas subalansuoja poilsį ir aktyvumą, kuris reiškia greitesnį ir saugesnį gijimą be formos praradimo metodą. Ši metodika tinkama daugumai minkštųjų audinių traumų. Tai PALIS reiškia apsauga, optimalus krūvis, ledas, kompresija ir pakėlimas.
Baigiant savo reabilitaciją, tu vis tiek turi būti atsargus. Svarbu prieš pradedami sportuoti apšildykite raumenis, atlikite apšilimo pratimus, naudokite visas būtinas apsaugos priemonės, kelio įtvarus, šalmus, pirštinės, teipus, geros kokybės sportinę avalynę ir taip toliau. Venkite fizinio pervargimo, laikykitės visų pasirinktos sporto šakos saugos priemonių. Labai svarbu įtraukti traumų prevenciją į savo rutiną, nes tai turės didelę reikšmę mažinant ilgalaikės raumenų ir kaulų sistemos traumų pasekmes. Traumų prevencijos svarbos aspektai yra užkertamas kelias rimtiems sužeidimams, sveikesnė ir saugesnė savijauta, išvengiamas potrauminis stresas, mažiau išlaidų ant vaistų. Taigi mano asmeninė patirtis, šiaip aš nesu labai turėjęs daug rimtų traumų, tiesiog turėjau porą pirštų, rankų, kojų lūžių, turėjau truputį problemų su nugara ir šiaip nubrozdinimą, patempimą, sumušimą, kurios visi turi. Tai nesakyčiau, kad pas mane labai buvo rimtas traumas. Taigi kaip aš išvengiau pablogėjimų ir nepraradau savo formos po traumų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jeigu gavo traumą, neturėtumėte pamiršti jos ir kuo greičiau turite pradėti reabilitaciją. Taip pat, jeigu jums skauda viena kūno dalis, galite dirbti su kita. Pavyzdžiui, jeigu jums skauda ranką, padarykite treniruotę ant kojų arba tiesiog prasibėkit arba atvirkščiai. Svarbu netingėti ir negulėti lovai, o dirbti. Motyvacija grįžti į sportą po traumos. Kartais po labai sunkios traumos grįžimas į sportą atrodo labai sudėtingas, bet mes neturim pamiršti, kiek kelio mes praėjom, koks buvo mūsų viso šito kelio tikslas, kokie buvo mūsų pasiekimai ir rezultatai, kiek emocijų mūsų sporto šaka mums davė. Nebandyk grįžti į tą pačią formą per trumpą laiką. Nustatyk mažus pasiekimus tikslus, kad galėtum jausti procesą, progresą ir išvengtum nusivylimo. Sugalvok naują tikslą, kuris tave motyvuotų. Pavyzdžiui, galima pradėti išvis nuo geros savijautos kasdien ir taip vis aukštyn ir aukštyn. Koncentruokis į tai, ką gali padaryti dabar, o ne į tai, ką praradai, ir vis tai ieškok pozityvumo net pačioje blogioje situacijoje. Taigi, aš rekomenduoju niekada netinginiaut ir daryti apšilimą ir prieš treniruotę, ir po jos tempimo pratimus, ne tik pabudus, padaryti paprastą mankštą, kad nebejaustumėt skausmo visą dieną, neperkraukite savo kūno. Staigus fizinio krūvio padidinimas gali sukelti traumą dėl raumenų ar sąnarių perkrovos. Geriau didinkite krūvį palaipsniui. Nepamirštam teisingai valgyti ir gerti vandenį. Tai mums padės iki dienos pabaigos jaustis energingi. Taip pat vartoti vitaminus ir kitus papildus, jie padės pastiprinti mūsų imuninę sistemą, dažniau lankytis pas daktarus, daryti tyrimus, kad patikrinti savo sveikatą ir jaustis gerai. Taigi, šaltiniai ir ačiū už dėmesį.